ateinu parodyti jums savo šiandienos gautą siuntinuką. Tai turbūt apie viską nuo pradžių. Praeitame video, tos, kurios žiūrėjo, buvau užsiminus aš jums apie Tildą ir rodžiau žurnalą, kurį buvau nusipirkus. Tai pradėjau aš žiūrėti So Sweet Violet ir mane kažkaip patraukė būtent šitas, norėjau sakyti aprašymas, bet čia tikriausiai labiau siuvimo kaip iškarpa, paaiškinimas kaip siūt. Visą aprašymą jums galiu rodyti, kadangi jis yra nemokamas. Tos, kurios norėsit, tai tikriausiai video aprašyme aš paliksiu nuorodą, kad tos, kurios norėtų pasisiūti šią rankinę, tašę, nežinau kaip čia ją pavadinti, tai tikrai siūlau pasižvalgyti ir labai geras būdas, aišku, yra sunaudoti visus medžiagų likučius, ko aš, aišku, nebūčiau aš nedarysiu. Tai dėl to ir pakalbėsime apie mano šiandienos gautą siuntinį, bet kurios mėgsta siūt, tai tikrai labai fainas yra aprašymas, viskas yra surašyta, kaip reikia siūt. Aišku, jisai čia toksai ganėtinai minimalus, realiai tos, kurios esat siuvę tašes arba maišelius su tuo kvadratiniu dugnu, tai tikrai įveiksit. Vienintelis čia tikriausiai toks sunkesnis dalykas, tai bus viską gražiai susiūt. Jo, tai tikriausiai ar ne išsikirpt lygiai ir susiūt vat būtent va šitą visą dalį. Tai va, tai žodžiu, mano mezgimo reikalai šiuo metu šiek tiek ilsėsis, o aš trauksiu į dienos šviesą siuvimo mašiną. Tai vat, vakarai ilgi darosi ir iš tiesų reikia tikriausiai pradėti galvoti apie investavimą į kažkokį geresnį stovą, kadangi rast namuose kampą, kuriame apšvietimas nėra iš pačių prasčiausių ir būtų galima filmuoti, darosi iš tikrųjų ganėtinai sunku. Tai vat. Tai dabar apie tą Liberty ir tą siuntinį, kurį gavau. Liberty yra iš tikrųjų man asmeniškai vieni iš gražiausių quiltingui medžiagų gamintojai. Šios medžiagos tikrai nėra kiekvienai. Aš asmeniškai labai mėgstu tą tokį romantišką anglišką stilių ir man asmeniškai visi šiti gėlėti audinukai yra be galo gražus. Tai šią rankinę visgi aš nusprendžiau pasipraktikuoti ir siūti būtent iš Liberty medžiagos. Ir žiūrėsiu, galbūt šitas mano projektas manęs labai stipriai neatbaidys ir aš visgi nuspręsiu, kad reikėtų ir tą lovos užtiesalą pasisiūt. Tai dabar kalbant apie tas medžiagas, aš bandžiau laikytis tokiam labiau mėlynam ir rožiniame tone. Tai kiekvienos medžiagėlės pirkau, man atrodo, Fat Quarter. Šitą turėjau jau pas save sandėliukę, sklepiuką, užsislėpus, žodžiu, buvau. Tai čia yra tikrai didesnis gabalas negu Fat Quarter. Man atrodo, šito gal pusę metro ar metrą aš... Ne, čia tikriausiai nebus pusę metro. Nu, žodžiu, kažkiek pirkau, nes esu siuvus, man atrodo, šiaip bagus iš tos medžiagos, nes šiaip aš ir savo tiem project bagam labai esu mėgėja Liberty medžiagos. Tai čia tašės bus dvi. Vieną siūsiu savo, vieną siūsiu savo sesiai. Šiaip iš tų Fat Quarter jie tik atrodo mažiukai gabaliukai, bet iš jų, jeigu, pavyzdžiui, siūnat maišelius, tai tikrai be jokių problemų galima pasisiūt. Dar iš tikrųjų norėčiau pasisiūt tokias mažytės kaip kosmetinės, kaip penalus. Kamera juda, nes, kaip jau girdit, Tobis neranda savo vietos.
Kažkaip sunkiai matau, mano kamera šiandieną nori fokusuoti. Šviesa iš tikrųjų labai daug duoda. Šitas man yra be galo iš tikrųjų gražus. Šitas, jeigu gerai pamenu, yra irgi iš mano stešo ir jisai nėra, man atrodo, Liberty. Jeigu aš dabar gerai pamenu. Jo, šitas yra iš Andover Fabrics. Šiaip tinkantis į tą visą Liberty temą. Šiaip vienas fat coat, man atrodo, kainuoja apie 3,5, šiaip sviruoja. Sviruoja nuo 3,5 iki kažkur 4,50, man atrodo. Arba kitaip sakant 4,5. Tai visi mano šiti pirkiniai man tikriausiai gavosi kažkur apie 55 svarus gal. Tai tikrai nėra labai pigus hobis. Bet, aš kaip visą laiką kažkaip pigiai apsipirkt, dažniausiai nemoku, man neišeina. Bet, labai man patinka, labai aš norėjau to Liberčio. Ir manau, kad va taip važiuojant, tai išties tikrai ganėtinai gražiai turėtų ši rankinė suderėti. Aš taip bent manyčiau, aišku, skonis draugų neturi. Tai dar pirkau 1,25 m būtent tokios pastelinės nude spalvos pamušalui. Ir dar taipogi pirkau, nežinau, žinokit, aš lietuviškai kaip jisai vadinasi. Čia yra vidinė dalis, kuri dedasi, kai jau pabaigi tą visą skiautinio viršutinę dalį. Tada dedi šitą, jisai toksai kaip paminkštinimas. Ir tada dedi pamušalo, viską tas 3 tokius, jie vadina quilto sumuštinis. Quilt sandwich angliškai. Tai, žodžiu, visas tas 3 dalis tada susegi kažkaip ar kitaip suklijuoji ir tada jau eini tų siūlių viršutinių siūt. Ir tada su tom siūlėm viskas taip gražiai susijungia į vieną dalį. Ir tada, aišku, jau kai tu turi savo tą quiltą, tai tada gali jį ar į rankinę paversti, ar ką jau tu ten nori, žodžiu, iš jo daryti. Čia aš jį pirkau, man atrodo, jeigu aš gerai pamenu, tai čia didžioji dalis yra medvilnė. Kur čia kažkur turėtų rašyti? Jo, 100% medvilnė. Dabar galvojant, realiai rankiniai galima buvo rinktis ir poliesterio tą audinį, bet aš kažkaip stengiuosi eiti natūralumo link ir iš tikrųjų pirkti labiau dalykus, kurie yra natūralūs. Tai vat būtent dėl to aš pasirinkau medvilnę, taipogi norėjau išbandyti, nes jų yra iš tikrųjų irgi kelių firmų. Tai pavyzdžiui, lovos užklotui aš tikrai nesirinkčiau poliesterio. Tai vat norėjau pasibandyti. Dabar aš žiūriu, čia yra 91 cm ant 114. Aš įsivaizdavau savo galvoje, kad jo bus daug daugiau. Čia, nežinau, nebent jisai labai plonas ir aš kai jį išvyniosiu, jisai bus didesnis. Realiai nežinau, ar užteks tom 2 rankinėm. Tai sakiau, blogiausio atveju tikriausiai pirksiu iš Amazono. Nes mačiau, irgi ten yra parsiduoda to 100% batting. Aš nežinau, kaip jisai vadinasi, žinokit.
tas pluoštas, jeigu kažkas žinot, ar užsijėmėt skautiniais, tai parašykit, nes šiaip būtų labai įdomu sužinot, kaip jisai vadinasi lietuviškai. Tai va, tai nusipirkau aš šitus šeštadienį. Ir pirmadienį atėjus į darbą supratau, kad aš neapsiskaičiavau, kaip ir aš apsiskaičiavau, kad reikės tos trečios dalies tarp jau susitų šitų dalyčių, šito ir tos paskutinės dalies, nes realiai čia yra pamušalas, bet toji dalis, kuri dedasi į tą trečią apatinį sluoksnį, realiai nesimato. Ir šitas, jisai man kažkaip pasirodė, kad galbūt per brangus tokiam dalykui ir aš tiesiog ėjau pasižiūrėti arba labai gražaus, galvoju, gal labai gražų kažkokį tai raštuotą audinį rasiu, kurį galėčiau dėti į pamušalą. Arba galvoju, galbūt rasiu labai pigios medvilnės, kurią man būtų negaila dėti į tą dalį, nes jinai vis tiek užsidengtų tada šituo. Neradau aš iš tikrųjų to gražaus audinio, kažkokio margo. Ir tada dar pagalvojau, kad nesigautų toks kaip sviestas sviestuotas, čia išorė marga, vidus margas, pagalvojau, kad galbūt gali gautis šiek tiek toks kičinis variantas ir nusprendžiau, kad visgi aš naudosiu pamušalui šią. Tam pamušalui, kuris jau matysis. Bet ašgi negalėjau išeiti iš parduotuvės nieko nenusipirkus. Ėjau pasimt pirkinuko. Tai žodžiu, kaip jau ir sakiau, vis tiek išeiti tuščiom, taigi aš tai negalėjau. Tai ką aš nusipirkau? Visgi radau aš pigesnės medvilnės. Jinai yra ir išties plonesnė, bet jinai yra daug pigesnė. Ir man nebus taip gaila jos dėti į tą dalį, kuri realiai iš vis nesimatys. Jinai ten viduj pasislėps. Tai tiesiog dabar matau per kamerą, atrodo daug baltesnė, jinai tokia pieno, galbūt baltumo. Tai vat šita medžiaga grinai pirkau tam pamušalui, kuris pasislėps po tuo kitu pamušalu ir visiškai nesimatys. Tai pirkau, man atrodo, metrą, 5 gal svarai kainavo. Ir ten parduotuvėlė, ta prie mūsų darbo, daro, žodžiu, yra tokios didelės 3 dėžės ir 5 audinukai už 10 svarų, tai vienas už 2 svarus gaunasi. Čia irgi yra fat quarters. Medvilnė, aišku, nėra tokia standi kaip Liberty, bet kaina irgi dvigubai mažesnė, o realiai, pavyzdžiui, kokiem begam, ar kaip man dabar, pavyzdžiui, mokintis siūt, aš kaip jau ir minėjau, norėčiau pasisiūt tokių kaip ir kosmetinių, kaip ir penalų, žodžiu, tokios mažytės tašytės su užtrauktuku, kur galėčiau susidėti visus savo siuvimo menkniekius ir tą įsidėti tada į project bagą, kad visi tie smulkus dalykėliai būtų vienoj vietoj. Tai vat, išsirinkau aš 5 audinukus. Kažkaip visą laiką galvojau, kad rožinės pas mane dominuoja, bet iš medžiagų tai kažkaip matosi, kad pas mane šiuo metu yra užėjęs melsvas periodas. Šitą su tokiais paukšteliais. Ir va toks. Tai dabar galvoju, kaip jie čia sukirpti, nes realiai taigi nepasižiūrėjau parduotuviai, gali būti, kad kiti būna tokie labai kreivi. Bet čia žiūriu gražiai sukirpta. Tai super.
ne chaltūra. Nu tai vat. Tai aišku, šiaip reikėtų mokintis, bet kai reikia mokintis, tai reikia tada pradėti visokių projektų prisigalvot. Tai vat. Tai iki spalio mėnesio aš tikrai ilsėsiuosi. Sakau, iki spalio mėnesio, realiai spalis jau gale šios savaitės. Spalio 5 prasidės Steve Vesto skaros mezgimas, į kurį mes kartu su Greta vėlgi jungsimės ir kartu megsime skarą kaip ir praeitais metais. Tai jeigu žiūrit Gretos video, tai manau, jinai irgi parodys savo procesą, kadangi siūlų spalvos keisis. Tai vat iki to aš planuoju siūt. Visų pirma, aišku, reikėtų išsikirpti viską. Tai galbūt savaitgalį pavyks išsikirpti. Čia taipogi yra užbaigtas lapčių megztinis, kurį yra planas gražiai nufotografuoti apsirengus. Ir tikriausiai dar kurią dieną, kadangi šitas vlogas nebus va toks vieno prisėdimo filmukas, tai kurią dieną dar taipogi parodysiu siūlus, kuriuos dažiausi būtent skarai, kadangi šiais metais nusprendžiau skarą megzti iš savo dažymo siūlų. Ir tiek. Dabar jau eisiu tikriausiai miegot. Dar iš tikrųjų labai norėčiau pasižiūrėti kelis So Sweet Violet filmukus. Pradėjau jos Patreoną prenumeruoti ir žiūriu filmukus. Tai va, žodžiu, mano bet koks susimastymas kažkokios veiklos galiausiai į pirkinius atsimuša, nes pamačiau aš pas ją iš tikrųjų tą Tildos tašę ir prisireikė man jos kaip nežinau ko, o paskui pamatė ir sesė. Tai aišku, ir jai prisireikė. Tai vat, tai tikiuosi, kad iš visų šitų medžiagėlių mano vat šitų rodytų išeis man 2 tašės. Tikiuosi neprikirpti nesąmonių. Reikės tikriausiai kažkaip susikaupti ir bandyti viską ten kirpti. Ir siūt. Tai vat, tai manau tikrai būtinai parodysiu savo procesą ir su jum susitiksim tikriausiai kitą dieną. Jungiasi su puodeliu arbatos į penktadienio vakarėlį su jumis. Išleidau vyrą į darbą ir galvoju, kad kadangi nenoriu miegoti, tai reikia pradėti megzti mėginuką ir pagalvojau, kad visai būtų
Įdomu atsakyti į keletą tago klausimų. Esu vieną jau tagą nufilmavus, jeigu įdomu, tai kanale paieškokite, turėtumėte rasti. Ir šiaip aš planavau tų tagų pafilmuoti daugiau. Šilta pasidarė, tai nusirengiau. Tai žodžiu, tų tagų aš planavau tuo metu nufilmuoti daugiau, bet aišku, žinot, kai būna, tu planuoji, o kažkas koreguoja tavo planus ir nesigauna viskas taip, kaip norisi. Tai vat šiandieną pagalvojau, kad kol mėgsiu mėginuką, atsakysiu į tagą. Tagas, kaip visą laiką, aišku, yra paimtas iš Kristinos. Tago pavadinimas yra mezgimas ant peilių. Tai vat. Tai į jo klausimus ir atsakysiu. Kaip ir sakiau, pasidariau puodelį arbatos. Šiaip toks fun fact, niekada kažkaip negerdavau arbatos su pienu, iki kol nepradėjau dirbti šitame savo dabartinėme darbe. Ten yra moteris, mano bendradarbė, su kuria aš dalinuosi savo ofisą, kuri, jinai be galo mėgsta iš tikrųjų tikriausiai gerti arbatą pati ir visiems ją daryti. Tai kai jinai būna ofise, tai aš nežinau, kiek tos arbatos puodelių aš išgeriu, tikriausiai kokius 4-5, tai tikrai, labai mėgsta žmogus daryti arbatą. Ir jinai visą laiką ją daro su pienu. Ir aš kaip rašydavau arbatos, kažkaip jinai vis padarydavo man jos su pienu ir realiai taip skaniai jinai tą arbatą moka padaryti, kad aš, žinokit, dabar įpratau gerti tą juodą arbatą su pienu. Ir kažkaip šiandieną dabar darydavosi arbatą, kažkaip man automatiškai gavosi, kad aš pieno ją įpyliau. Ir pagalvojau, geras klausimas yra jums, ar mėgstate gerti arbatą su pienu? Ir ar tai darote? O jeigu ne, tai ar esat bandę ir ar patinka, nepatinka, žodžiu, pakomentuokit, žiauriai yra įdomu. Tai puodelis puodelis arbatos padarytas. Dabar siūlus. Ankstesnėme klipe, manau, matėte, kad sukau siūlus. Ta, kurią esu dabar įsijungus, labai viską išviesina. Tai spalvą iš tikrųjų sunku parodyti, kaip ir kad aš dabar esu apsirengus. Žodžiu, Stevo tai skarai šiais metais reikia 400 gramų sruogų, kad jos gražiai pereitų nuo šviesiausios, antra spalva šiek tiek būtų tamsesnė už pirmąją, tada trečioji šiek tiek tamsesnė už antrąją ir ketvirta tamsiausia iš visų. Realiai jos nereikia, kad tiesiog vienas spalvos tonas pereitų į tamsesnį, aš tiesiog taip pasirinkau. Galima rinktis ir skirtingas spalvas, tiesiog reikia išlaikyti taisyklę, kad pirmoji būtų šviesiausia ir taip tamsėtų iki ketvirtos tamsiausios tos spalvos. Šiais metais aš siūlus visgi nusprendžiau pasidažyti pati. Praeitais metais aš irgi tos siūlus dažiausi, tiesiog laikas gyvenimo buvo šiek tiek chaotiškas, manęs rugsėjo mėnesį buvo be galo mažai namuose ir pirminis variantas man kaip ir nelabai patiko ir aš tiesiog nebeturėjau laiko eksperimentam ir dažymam ir nusipirkau siūlus. Tai šiais metais irgi galvojau, pirksiu, bet bet tada vieną vakarą galvoju, einu pasidažysiu siūlus, kaip bus, tai bus, blogiausiu atveju, jeigu nesigaus gražus, tai aš jos nusipirksiu. Ir žinokit, man labai gražu, man labai patinka ir aš nenoriu daugiau jokių siūlų pirkt, kas realiai mano piniginiai sutaupė tikriausiai, manau, kokius nuo 100 iki 150 svarų, tai tikrai. Buvau radus šiek tiek pigesnį variantą, man atrodo buvo apie 50 svarų, bet po to pasižiūrėjau, kad siūlo storis yra daug plonesnis negu šitas, o šitas jau yra ganėtinai plonas. Mano akimis, pavyzdžiui, po lapcių megztinio, tai šitas siūlas yra labai
Labai plonytis. Tai vat, megsiu aš su savo nuostabiaisiais čiaugų virbalais. Aš, kaip jau ir jūs žinot, o gal ir nežinot, nežinau, paskutinis rinkinys, kada... Galbūt ir po paskutinio rinkinio pirkimo dar ir buvo video. Nu, žodžiu, pas mane tų virbalų yra tikrai daug rinkinių. Šitas yra tas mažesnis rinkinys, nes ašgi maksimalistė esu mėgėjo, jeigu jau pirkti tą pilną. Tai šitų pirkau aš, vien dėl jų kainos pirkau mažesnį rinkinį. Ir žinokit, kol kas tų didesnių dar ir nepasigėdau. Video vlogas matau, kad bus žiauriai ilgas šitas, pagal tai, kiek jau esu dabar prišnekėjus. Tai nežinau, ar mes šitam vlogė kažką dar siūsim, ar nesiūsim. Tai va, tai dabar aš einu greitai pasiruošiu savo siūlus, savo virbalus. Greitai užmesiu akį į tai, kaip aš turėčiau tą mėginuką megzt ir grįšiu, galėsim atsakyti tuos klausimus. Taigi, akys uždėtos. Žinokit, Haja savo smailumu yra superiniai virbalai, bet kažkodėl aš labai esu šviesi. Iš tikrųjų labai sunku yra filmuoti vakare, ar šiaip kaip tamsu, nes šiaip mūsų namai ir šiaip tokie ganėtinai tamsus, tai kai pajungi šviesą dirbtinę, tai labai visą veidą ir viską išlieja. Bet, žodžiu, kaip jau ir sakiau, Haja virbalai žiūri, man patinka savo smailumu nupėt jų valas, tai žinokit, yra tiesiog jų ta silpnoji ir ne visai gera dalis, kuri iš tikrųjų ganėtinai stipriai gadina visą jų tą vardą, nes, nu, jau galėtų tikrai pasistengti ir padaryti tą normalų valą, kad ir pakopijuot šiek tiek savo konkurentus, nes mačiau, kad ir, nemačiau, o turiu virbalus iš Knit Pro, Mindful, man atrodo, jie vadinasi, kur valas iš tikrųjų neblogas konkurentas yra čiaugų. O čiaugų ilgą laiką turėjo labai vienus iš geriausių valų rinkoje. Tai galėtų šiek tiek ir Haja susiimt, konkurentus pakopijuoti ir susitvarkyti su savo tais valais. Tai va, tai pradėsiu atsakinėti klausimus, tagą, ir manau, praleisim visai smagiai vakarą. Aš smagiai praleisiu vakarą, o jūs, nežinau, gal dieną, gal rytą žiūrėsit, bet kad ir kada jūs žiūrit, tikiuosi laikas jums neprailgs. Taigi, įsitaisiau ir manau, pradėsime atsakinėti į klausimus. Tiksliau pradėsiu į klausimus atsakinėti aš. Tai pirmas klausimas yra, kas jums yra mezgimas ir ar norėtumėte, kad mezgimas taptų jūsų darbu? Tai mezgimas man yra laisvo laiko praleidimas, būdas atsipalaiduoti po dienos darbų. Man tai yra labai didelis hobis. Dėl mezgimo aš jau pametus galvą tikriausiai nuo kokių 2019 metų. Ir man mezgimas yra mano labai didelė aistra. Man megzti be galo stipriai patinka, kaip jau turbūt ir supratote. Jeigu nepatikčiau, tai turbūt neprisigalvočiau ir visokių video apie jį filmuoti ir šiaip taip laiką praleist. Man labai patinka. Vienu momentu norėjau, kad tai taptų mano darbu. Kaip tikriausiai daugeliui būna, čia gal tikriausiai ir nuo to, kad sako, paversk mylimą užsiėmimą savo darbu ir tau niekada gyvenime nereikės dirbti.
Tai kas taip sako, tai čia yra labai didelis ir stiprus melas, nes jaučiu, kad tada dirbtum dar ir daugiau. Bet man iš tikrųjų labai viliojadavo ta mintis, kad realiai aš galėčiau megzt per dienas ar ne, ir nieko daugiau neveikti, ir tai būtų mano darbas, ir aš iš to galėčiau geras pajamas generuoti. Ir aš norėjau. Aišku, tada pradedi suprast, kad stebuklų gyvenime, kaip matome, nebūna ir ganėtinai retai pavyksta kažkam tai paversti savo darbu, ar bent jau darbu, kuris tikrai neblogas pajamas generuotų. O mezgimas dar ir yra iš tikrųjų, pasakyčiau, ganėtinai brangus malonumas, jeigu norisi megzti taip, kaip mezgu aš, ar ne, naudojant gerus virbalus. Virbalų rinkinių turėti ne vieną, o daugiau negu 5, kaip aš turiu. Jeigu norisi megzti su geros sudėties siūlais, o ne akrilu. Pavyzdžiui, jeigu norisi megzti su kašmyru arba su šilku. Ar tais pačiais ranko dažymo siūlais. Tai yra, tikrai ganėtinai brangu. Ir realiai šiai dienai aš norėčiau, kad bent pajamas man neštų tokias, kad aš galėčiau bent jau savo šitas visas hobio reikmes. Kamera išsikrauna. Einu batareiką keisti. Tai po greito kameros baterijos pakeitimo aš grįžau. Tikiuosi jau daugiau trauktis nuo sofos nebereikės ir galėsiu toliau atsakyti į klausimus. Pamečiau tikriausiai jau tą mintį, apie kurią aš čia kalbėjau. Tai, aš manau, kad bent jau lietuvių tarpe nėra nei vienos mezgėjos, kuri tikrai gali iš to komfortiškai pragyventi ir labai prabangiai megzt. Tai ne, dėl tos pusės nenorėčiau, kad tai būtų mano darbas, nes turbūt reikėtų gerokai apsikarpyti savo sparnus ir nustot pirkti visokias leinas, brangius siūlus, virbalų rinkinius arba plėšikauti iš vyro, o vyroj mano šitas visas mezgimas jau ir taip atrodo kaip per daug crazy dalykėlis. Tai man gerai yra ir darbe, kuriame aš šiuo metu dirbu. Ir dar geriau, kad jisai gali pavežti, tas mano darbas, visus šitus mano pirkinius. Tai tiek. Antras klausimas yra, ar turite Instagram, YouTube, Facebook ar kitas paskyras socialiniuose tinkluose. Tai jeigu jūs mane žiūrite čia, tai jūs matote, kad aš turiu YouTube'ą. Dar jeigu jūs mane sekate Instagram'e, tai žinot, kad aš turiu Instagram'ą. Aš jame vadinuosi Lady with a Knit. Su underscore tarp kiekvieno žodžio. Linkas yra kiekvieną kartą po mano aprašymu. Ir jūs galite mane ten rasti ir stebėti mane ir ten. Aš šiaip esu ganėtinai, norėčiau sakyti, galbūt, kad aktyvi, nors kartais nebūnu aktyvi, bet šiaip Instagram'e didelę dienos dalį tikrai praleidžiu ir stebiu ten daug mezgėjų. Facebooko puslapį tokį kaip ir turiu, bet atskirai kažko būtent į Facebooką aš nekeliu. Pas mane jisai tiesiog yra sujungtas su Instagramu ir kai aš įkeliu postą į Instagramą, tai jisai automatiškai persikelia į Facebooką. Didelio ten kažkokio tai tokio veiksmo tam mano Facebook puslapyje nėra ir nevyksta. Jisai yra toks labiau tiesiog, kad būtų. Tai daugiau kažkaip platformų aš ir neapsiemu. Man jau sunku ir šiaip apsidirbti ir su visu šitu mano tuo dvejetu pagrindiniu, tai yra Instagramu ir Facebooku. Tai Instagramu ir YouTube'u man užtenka. Dar galvoju, kad galbūt reikėtų pradėti TikToką video filmuoti, bet
kadangi aš YouTube'ą dažniausiai filmuoju su kamera, o į TikToką reiktų filmuoti su telefonu, tai man jau žinokit, čia gaunasi per didelis balaganas. Aš iš tikrųjų ir Reelsą sunkiai kokį ten sufilmuoju, tai kažkaip nedainu iki ten, bet galvoju, kad visai gal būtų smagu. Ir ten šiek tiek veiksmo apturėti. Tai vat, galbūt kada nors. Trečias klausimas yra, kokią naudą jūs gaunate iš mezgimo. Tai pagrindinė mezgimo nauda tai yra, kad aš kiekvieną mėnesį turiu kur išleisti pinigus. Man iš tikrųjų pradėjus megzti, užsiimti šitų rankdarbių, tikriausiai dar nebuvo nei vieno mėnesio, kad man reikėtų sukti galvą, kur man išleisti savo algą. Tai vat, čia yra tikrai didelė nauda. Neprisiperku visokių kitokių nesąmonių, perku tik tai siūlus, virbalus, aprašymus ir šiaip kas susijęs su mezgimu. Tai vat, realiai kitokia nauda, tai nežinau, aišku, aš galiu nusimegzti savo, pavyzdžiui, gražų rūbą ir jį nešiot, galiu girtis, kad aš esu nusimezgus savo, ar ne, galima iš tikrųjų ir kažkokiu vienetiniu rūbų nusimegzti, ar ne, jeigu, pavyzdžiui, pamatai kokį megztuką, kuris labai daug kainuoja, tai gali jį nusimegzti. Vat, nešalu dažniausiai žiemos metu, nes turiu ką šilto apsirengti. O daugiau tai tos naudos nežinau, ar yra didesnės. Kadangi dabar, kai pagalvoju, tai iš tikrųjų, kai neturėjau hobio, tai iš vienos pusės gyvenau kažkaip ramiau, siuvinėdavau ir pinigų tiek neišleisdavau, kadangi siuvinėdavau dažniausiai didelius projektus. Tai būdavo investuoji, nusiperki tą didesnį, ir tada kaip ir nieko daugiau nereikia, dar gal ten į pusmetį adatų nusiperki, nes jau visas būni kažkur išmėčius ir tiek, o iš kitos dalies tai, nežinau, kažkaip neturėdavau dažniausiai daug labai ką veikti. Tai vat, aišku, jisai ir didelė mezgimas, galima pasakyti, man ir nervus nuramina. Aišku, dar galėčiau pasakyti, kad mezgimas šiaip mane atpalaiduoja, mane ramina. Tai emociniai būkliai tikrai iš tikrųjų yra labai gerai. Kada visi panikavo per COVID-ą, kad ką reikės veikti uždarytam tarp 4 sienų, aš tikrai labai džiaugiausi, nes galvojau, dabar tai aš jau megsiu. Tai vat, kažkaip su mezgimu niekada liūdna stipriai nebūna. Tai naudos, manau, kad jisai mums visoms tikrai daug duoda. Ketvirtas klausimas yra, kokius mezgimo blogerius sekate. Blogeriai čia turbūt turiu omeny ne tiek iš to, kad blogeris, ar ne? Tai blogai dabar tikriausiai jau kaip ir iš mados išeina. Anksčiau kažkaip buvo labai madinga tos blogus rašyti. Čia labiau galbūt dabar mes sekam žmonės Instagrame ir YouTube'e. Dar retais atvejais sekame ir kokias nesąmonės, visokios, nesakysiu garsiai vardais ar šiaip kažkaip, bet manau, jūs supratot, ką mezga ir šiaip, ką rašo, ar ne? Tai dabar iš Instagram, dažniausiai ką aš žiūriu Instagrame, tai aš žiūriu ir YouTube'e. Iš YouTube'o žiūriu, aišku, lietuvės, Kristina ir Greta. Jeigu jūs jų nežiūrit, tai labai jūs paskatinu tai daryti.
Greta iš vis yra šaunuolė, nes kepą mačiau video užsivedus ir man reikėtų labai pasitempt ir būti kaip Greta. O Kristina, tai iš vis, manau, viso žinot, jinai yra Lietuvos mezgimo YouTube pradininkė. Ir visko mus pamokina ir šiaip aš Kristinos video visą laiką pasižiūriu, kai jie išeina. O Instagrame aš aišku seku ir jas, bet šiaip daugiuma aš seku užsienietės. Tai dabar, kas į galvą man ateina, tai yra Taylor's Studio, Amy, So Sweet Violet, Jules, Popnit seku, nors visiškai nesuprantu, apie ką jinai kalba savo storiuose ir apie ką jinai rašo postuose, kadangi jinai angliškai neveda savo Instagram paskyros, bet mane jos mezginiai spalvos labai yra užbūrę ir aš visą laiką ją pasižiūriu. Ir dabar galvoju, ką aš dar seku. Kažkaip daugiau niekas į galvą ir neteina. Nors tikriausiai, kai redaguosiu video, tai galvosiu, taigi dar tas ir dar tas. Tai vat, šiaip šios moterys yra pagrindinės. Dabar apie blogus kalbant. Labai nesenai pradėjau aš prenumeruoti So Sweet Violet Patreono paskyrą. Kas nėra girdėję apie Patreon, tai ten, žodžiu, tu moki mėnesinį mokestį. Dažniausiai žmonės, kurie daro Patreoną, tai yra keli lygiai, tu gali pasirinkti, kiek tu gali į mėnesį mokėti ir atitinkamai tu tą kiekį video gauni. Tai pavyzdžiui, jeigu tu moki ten brangiausią tą subscriptioną, tai tu gauni daugiau informacijos ir video. Jeigu tu moki mažesnį mokestį, tai šiek tiek mažiau video gauni. Kiti yra, mačiau, pasidarę net, kad ten keli svarai per mėnesį. Ar eurai, čia jau kaip kurioje šalyje tikriausiai tas žmogus, kurį žiūrėsite, filmuoja tos video. Gali iš vis ten juos tiesiog taip vadinamai remti ir vos ne iš vis nieko negaut, bet tai yra tiesiog toks kaip ir būdas parodyti savo suportą, paremti žmonės ar neatsidėkoti už video, kuriuos jie, pavyzdžiui, daro į YouTube kelią, nes yra, kurie ir tam tikrą kiekį video įkelia į YouTube, kuris yra prieinamas visiems ir už kurį mokėti nereikia. Tai pradėjau sekti šią čia kažkaip. Man atrodo, jinai darė 7 dienų nemokamą tokį kaip ir pabandymą. Galėjai, žodžiu, prisijungti, viską pasižiūrėti ir tada jau gali ten kaip ir nebemokėti. Atsiprenumeruoti, žodžiu, nuo jos to Patreono, bet man labai patiko ir aš manau, žiūrėsiu ir toliau. Gal vėliau, kai jau visus video būsiu peržiūrėjus ir man pasirodys, kad nieko aš ten daugiau negaunu, ar šiaip man atsibos, tai galbūt nustosiu prenumeruoti. Bijau daugiau žmonių Patreon'e ieškoti, nes bijau daug pinigų ten palikti ir visus tik remt ir neturėsiu tada nei laiko megzti, nes reikės tik tai video žiūrėti ir neturėsiu už ką siūlų nusipirkti, tai tada irgi nebegalėsiu megzti. Tai su Patreonu dar kol kas aš elgiuosi biškį taip atsargiau. Nors žinau, kad ten iš tikrųjų daug yra gražaus kontento, daug gražių video. Žmonės, kurie ten dažniausiai filmuoja, tai, kadangi jie gauna iš to pajamas, tai iš tikrųjų gražiau ir gali pateikti ir investuoti, ar ne, į tai daugiau. Čia jau toks kaip ir darbas jų gaunasi. Tai vat. Tai tiek iš tų visų blogerių, youtuberių ir instagramerių, kurias aš seku. Pavargau, žinokit, kalbėti. Jau ir eilę, kaip tikriausiai galbūt matėt. Buvau vieną eilę per daug buvau numesgus, tai jau ir atsardžiau. Biški užsiplėpėjau. 5. klausimas yra, ar kas nors kada nors plagijavo jūs ar jūsų darbus mezgime?
Tai žinokit, nežinau, nes aš čia labai jau tokia kažkokia mandra mezgėja, kad mane kažkas kopijuotų ar plagijuotų. Kojinių savo aprašymų nuplagijuotų dar lyg tai nesu mačius, nesu girdėjus. Tai tikriausiai, kad ne. Jeigu kas nors, ką nors yra užmatę, tai parašykit, pabendrausim apie tai. Aišku, juokauju. Bet, ne, paprasta mezgėja aš esu. Labiau pakopijuoju kažkokius gražius mezginius, kuriuos pamatau kitus mezgant. Nieko tame blogo nematau. Aš asmeniškai nelaikyčiau, pavyzdžiui, plagijavimu ar kopijavimu, jeigu aš nusimegščiau dabar labai gražų megztinį, jums parodyčiau ir ten jūs kokia 20 jūsų nusimegzto tą patį megztinį ir aš jau čia užkėlus nosį sakyčiau, oi, va, tai jos dabar visos čia mane kopijuoja ir va, pažiūrėkit, aš kokia esu, matai, įdomi, visiems svarbi, kad čia mane kopijuoja. Nu tai, ne, nieks manęs nekopijuoja. Jeigu norit kopijuoti mano mezginius, tai prašau. Va, labai siūlyčiau kopijuoti mano dabar šitą idėją mezgimo vestos karos. Tai labai kviečiu plagijuoti ir kopijuoti šitą idėją ir jungtis prie mūsų su Greta. Šiaip nesenai siūliau į tokią idėją Gretai, sakau, kai megsim šią skarą, sakau, davai darom bent vieną kartą į savaitę tokią kaip ir susitikimą, video kolą, žodžiu. Mezgimo vakarą ir, sakau, galėsim va megzt ir plepėt ir šiaip aptart, kas naujo mezgimo fronte. Tai vat, jeigu kas nors planuojat ar norėtumėte jungtis prie mūsų, megzti vestos karą, tai labai kviečiu, rašykit asmeninę žinutę, galime susitart, pasigalvot, koks vakaras, pavyzdžiui, per savaitę tiktų ir galėsim va visos megzti ir bendrauti. Manau, realiausia būtų susitikti vieną kartą per savaitę, kadangi visos esame dirbančios ir, nu, kiekvieną dieną ten turbūt kalbėti nelabai ir būtų laiko, bet, manau, kartą per savaitę susitikti, paplepėti apie skarą mezgimą būtų labai smagu. Tai va, toks planas chuliganas yra. Jeigu sudomins, tai skara startuoja spalio 4 ar tai 5, sekančios ateinančios savaitės ketvirtadienį išeina naujas pirmasis Clue ir jie bus, man atrodo, 4. Tai 4 savaitės. Tai galvoju, gal būtų, pavyzdžiui, 4 susitikimai. Tai va, žodžiu, tai tiek šito klausimo. 6 klausimas yra, koks jūsų požiūris į mezgimo parduotuvių reklamas, ar turėjote neigiamos patirties? Apie patirtį, tai iš tikrųjų neigiamos patirties nesu turėjus. O gal ir, ne, nu jeigu blogą patirtį turėčiau, tai manau prisiminčiau. Nemanau, kad kažkada aš esu turėjus kažkokią tai labai jau tokią blogą patirtį. Ką manau apie reklamas mezgimo parduotuvių? Manau, kad mažiau yra daugiau. Tas toks kišimas, brukimas, galbūt jisai yra ir veiksmingas, ne? Nes sako, jeigu daug kartų pakartosi, tai žmogus ir paklausys. Nu, bet mane tai erzina kažkaip tas pastovus toksai kišimas, brukimas. Erzina mane, tos vardais neminėsiu, bet čia yra žmonių, kurie tą reklamą kišdavo kiekvieną dieną po 2 kartus ir vėl nauja diena ir vėl tas pats. Ir žiūrėk, kitą savaitę jau vėl tos pačios reklamos iš naujo vėl sukasi ir tu ateini į Facebooką ir ten vėl ta pati pastovi reklama. Nu, nežinau. Aš esu tos nuomonė, aš bent esu toks žmogus. Aš jeigu pirmą kartą pamačiau ir man labai patiko, tai jeigu man labai patiko, aš tikriausiai nusipirksiu. Jeigu aš tą reklamą pamatysiu per
savaitę laiko 6 kartus, aš turbūt 7 dieną tikrai nepirksiu greičiau, jeigu per pirmas 2 nenusipirkau, ar ne? Tai mano nuomonė yra tokia. Kažkaip man nepatinka tas toks brukimas. Gal jis yra veiksmingas, bet aišku, kiekvienam žmogui tikriausiai reklama veikia skirtingai. Parduoti, gyventi visiems reikia, bet čia tik tai mano nuomonė yra tokia. Kažkaip dabar reikia visą laiką sakyti, kad čia tik tai mano nuomonė. Tai žinokit, jeigu jūs klausot šitą video, tai žinokit, čia yra tik tai mano nuomonė. Nepriimkit kaip už gryną pinigą. 7 klausimas. Kas jums svarbu renkantis siūlus? Renkantis siūlus man yra svarbu jų spalva. Dabar jau dažnai pagaunu save pasižiūrint ir į siūlo sudėtį. Kaina realiai man šiuo metu gyvenime aš galiu pasakyti, kad kaina nėra stiprus rodiklis siūlų. Jeigu man labai patinka kažkokie tai labai jau fancy siūlai, tai aš tada juos perku ir mezgu iš jų, jeigu žinau, ką iš jų aš megsiu. Šiaip labai brangių siūlų nusipirkt, kolekcionuot, tai aš tikriausiai nesu. Bent jau negaliu prisimint. Man svarbu, kaip aš greitai gausiu siūlą. Perkant masinės gamybos siūlus, man, pavyzdžiui, yra svarbu, kaip aš juos greitai gausiu ir tada jau aš lyginu kainą. Jeigu yra puslapis, kuriame aš gausiu, pavyzdžiui, siūlus pigiau, aš tada tikriausiai perku iš ten, dažniausiai. Jeigu man kažkokių siūlų reikia labai greitai, tada aš dažniausiai perku iš Wool Warehouse, nes ten jie turi galimybę pristatyti netgi ir sekančią dieną. Tai jeigu jau mir gyvenk siūlų prisireikia, tai žinai, kad jeigu užsisakysi, man atrodo, iki 2 valandos ar 1, kažkas tokio, tai siūlus gausi labai greitai. Nu tai va, tai perku iš ten. Perkant siūlus rankų dažymo, man iš tikrųjų yra ir svarbu, iš kokio žmogaus aš perku siūlus. Kiek tas žmogus man patinka. Aš anksčiau, pavyzdžiui, pirkdavau daug siūlų iš Elderflower Stitches. Tos, kurios žiūrėjo mano pirmąjį vlogmas, tai aš turėjau iš jos net ir advento kalendorių. Tada jinai pasigimdė lėliuką. Žodžiu, aš jo žiūrėdavau YouTube'ą. Aš ją taip atradau, aš ją tai buvo mano būdas paremti ją, nusipirkti siūlus, kadangi aš mačiau, kad žmogus sunkiai dirba ir tai yra jo hobis ir jisai tikrai daug širdies sudeda į tai. Ir aš pirkdavau jos siūlus. Kai jinai pasigimdė lėliuką, aš suprantu, kad gyvenimas moters labai stipriai pasikeičia, ar ne, kai turi lėliuką. Ir jinai pradėjo tiek brukt tą savo vaiką visur. Atsidarai Instagramą, ten vaikas košę apsiterliojęs nuo galvos iki kojų. Atsidarai YouTube'ą, ten irgi vaikas pirmam plane. Dabar labai bandau kažkaip parinkti žodžius, kad nieko neįžeist. Aš bijau iš tikrųjų tos gyvenimo tokios kaip karmos, kad man taip neatsitiktų. Bet realiai, ašgi suprantu, kad lygiai taip pat kaip, dabar vėl nenoriu palyginti vaikų su šunim. Lygiai taip pat kaip aš dabar iš savo gyvenimo pusės žiūrint, ar ne, per savo perspektyvą, aš suprantu, kad mano šuo ir mano katinas, dažniausiai jisai realiai labiausiai rūpi tai man. Dar mano vyrui.
dar gal mano mamai biški šiek tiek ir galbūt dar mano sesė, ar ne, biški yra įdomu. Bet jeigu aš pradėčiau tą savo šunį visiems kišti, tai jau nebeįdomu niekam būtų tas šuo, ar ne? Jau jį pradėtų žmogus aplinkinius, aš pradėčiau erzinti. Tai man vat su jos vaiku tiek užtrigerino ir tiek mane kažkaip visas tas vaiko kišimas, nežinau, tam košiam aptepliotas tas vaikas, pastoviai kišamas Instagrame, man tiek blogą pusę jisai suveikė, kad aš, pavyzdžiui, siūlau jos daugiau nebepirku. Tai vat, iš tos pusės man svarbu žmogus, ar ne, iš kurio aš perku siūlus, tai yra rodiklis pasirinkti. Net jeigu tie siūlai labai gražus būtų, aš net nebeinu ir nebežiūriu, ir nebeieškau, ir nebematau. Tai vat, iš tos pusės man suveikia va tas, va, pavyzdžiui. Taylorės studijoje, pavyzdžiui, irgi aš perku jos kalendorių 2 metais, man jinai patinka kaip žmogus, man suvaibina jos video. Aš noriu pirkti jos siūlus. Tai vat, gal čia toks ir marketingas iš tikrųjų veikia man. Jeigu man žmogus patinka, jisai manęs neerzina, aš noriu pirkti iš jo siūlus. Kai jisai mane pradeda erzinti, aš siūlų pirkti iš jo nebenoriu. Tai vat, bet šiaip, vat, tikriausiai šiais keliais faktoriais aš ir sprendžiu, ar ne, ar reikia man siūlų tų pirkti, ar ne, vat mane įtakoja būtent tai, priimti sprendimą, ar aš pirksiu siūlus. Ar rinksiuosi, pavyzdžiui, vat, būtent tuos siūlus, ar ne? Dabar 8 klausimas yra, kaip išsirenkat siūlų pardavėją, kas jums svarbu. Atsakinėdama į praeitą klausimą, aš jau maždaug paliečiau šitą temą, kas man yra kaip svarbu. Man svarbu, kad aš kaip klientas pardavėjui rūpėčiau, kad jisai su mani bendrautų maloniai. Esu vieną kartą, kai mezgiau iš katės siūlų, nežinau, ar aš čia minėjau, bet labai daug mazgų buvo juose. Žodžiu, vyro megztiniui turbūt sunaudojau 12 kamoliukų, kiekviename siūlų kamoliuke aš radau po mazgą. Ir kažkaip skundžiausi aš vieną kartą Gretai ir jinai kažkaip man paminėjo vieną pardavėją, kuri prekiauja didelę gausą katės siūlų Lietuvoje. Sako, žiūrėk, jinai ir mezga, ar ne, neminėsiu, kas čia per žmogus, kas suprasit, kas nesuprasit, galbūt ir nereikia suprast. Antireklamos niekam padaryti nenoriu, tiesiog, tai yra mano nuomonė. Sako man Greta, tu gal parašyk, ar ne, tam žmogui, jisai kaip ir mezga ir iš tų siūlų ganėtinai dažnai, galbūt jisai bus vis tiek daugiau susidūręs su katės siūlais, kadangi tai buvo pirmą kartą mano naudojami siūlai. Ir niekada aš prieš tai katės siūlų nesu naudojus ir aš tiesiog norėjau sužinoti, ar tai yra tiesiog, kaip sakant, man pasitaikė laimė ir galbūt reikia pirkti loterijos bilietą, kad aš jau čia taip iš firmos, kuri niekada tokių bairių neturi, man papuolė iš eilės visi 12 tokie. Nu ir aš kažkaip parašiau, tai buvo visų pirma biznio chatas. Nesmeniškai mezgėjai parašiau. Biznio chat'e aš parašiau, kad va, katė, čia žodžiu, jūs ir prekiaujat ir mezgat, galbūt man atsitiko taip ir taip, bet aš randu tos mazgus, ar tai yra labai common issue, ganėtinai dažnas reiškinys šiame siūlų gamintojam, ar man čia taip labai, tiesiog nepasisekė, ar ne? Realiai, taip kaip man buvo atrašyta į šitą mano žinutę, aš supratau, kad niekam nėra įdomu, tu mergait į akis nelysk, jeigu tu nori pirkti siūlų, tai davai, kaip sakant, atsiskaičiuojam ir viso gero.
Arba tu būk maloni ir nelįsk man į akis. Ir žinokit, aš daugiau siūlų turbūt pas tą žmogų nepirkčiau. Tai man yra įdomu, kaip, man svarbu, neįdomu, man yra svarbu, kaip mane, kaip potencialų klientą vertina. Nes realiai mes visos mezgėjos, tai esam, siūlų pardavėjų, tai, duonytė sviestukui. Išsireiškiu dabar taip. Bet realiai mes visi suprantam, kad mes esam potencialus klientai, jie mums nori parduoti prekę, o mes visos sėdim patenkintos, laimingos savo skladukus užsikaupę siūlais ir tik dairomės, gal dar ir tų norėtų, ar ne? Taip yra. Tai man yra svarbu požiūris, man yra svarbu, kad prekė būtų kokybiška. Ar tai yra labai didelis siūlų gamintojas kaip Katė, kaip Dropsai, ar tai yra labai mažas biznis, kur realiai yra moteris, kuri dažo žiaurų mažą kiekį ir parduoda man, prekė turi būti kokybiška. Aš nenoriu rast mazgų, juos išrišinėti, galvot, kaip paslėpti mezginį. Man svarbu yra. Tada man yra svarbu, kaip pardavėjas supakuoja prekę ir atsiunčia man. Aš esu vėlgi užsiminus apie tai, kai kalbėjau praeitame vlogme apie advento įpakavimą, dėl ko aš šiais metais nusprendžiau vėlgi investuoti ir pirkti advento kalendorių iš Tailor's Studio. Dandelion and Dogwood, man atrodo, pavadinimas jų siūlų biznio. Realiai taip buvo apgalvota iki paskutinės dėžutė. Ašgi suprantu, dažantys siūlas, aš žinau, kiek tai kainuoja. Kad aišku, įpakuoti šiaip į tiesiog postage boxą tikrai yra pigiau, nes tu realiai gali išsiųst. Kur realiai pirkti dėžutę, kuri yra magnetinė, kuri užsispaudžia, kuri yra su logo tavo, ar ne, tai papildomai kainuoja. Tu jau gaunasi, kad tu uždirbi, kaip siūlo pardavėjas, uždirbi realiai mažiau. Šiaip sumesti į tiesiog maišą ir taip išsiųsti, man dažniausiai aš tokioj parduotuviai neapsiperku. Netgi tas pats, pavyzdžiui, Woolwarehouse'as, tikriausiai nesuklysiu pasakydama, kad tai yra iš tikrųjų viena didžiausia Anglijos siūlų parduotuvė. Kiekvieną siuntinį, kokį esu gavusi, jis yra gražiausiai sulankstytas, sudėliotas į organzos maišelius ir atsiunčiamas. Niekada, kad net vieną matkelį esu nusipirkus, jisai vis tiek yra įpakuotas skirtingo, jie turi skirtingus dydžius, gražiai būna supakuota, atsiųsta. Gražu žiūrėti, gražu išpakuoti. Mesgi mezgėjos tai ne visą laiką perkam, tiesiog, kad mums pritrūkom siūlo, ar ne, kartais ir šiaip, bloga diena darbe, ar ne, oi, kaip sunervavo, davai, einu, nusipirksiu savo, taip, pasiskaidrinsiu dieną. Tai man tai yra svarbu. Iš pirkėjo. Tikriausiai tiek, kažkaip daugiau dabar šiuo momentu nieks daugiau tokio svarbaus kažkaip į galvą nešauna. Tai tikriausiai perėsiu prie sekančio klausimo. Jeigu domina mezgimas mano, tai pamezgiau, jau žinokit, nežinau, aš kelintą čia eilė, jau aš nežinau, kiek kartų buvau pametus, turiu pasidėjus raw counterį, bet užsiplepu, pamirštu paspaust, paskui sėdžiu, galvoju, ar čia jau pakankamai, ar nepakankamai. Tai realiai toksai teplept bus mano tas mėginukas. Bet jau galvoju, kad tikriausiai užtenka šitos spalvos. Jo, manyčiau, kad užtenka. 9 klausimas jau yra prieš paskutinis ir jau yra ganėtinai vėlu, tai reiktų jau kaip ir į pabaigą. 9 klausimas yra, ar priklausote kokiai mezgimo grupiai ar būreliui?
Tai žinokit, priklausau aš ir erelių grupiai, dabar priklausiau erelių grupiai, dabar jau ir papugėlių grupėje, žinokit, priklausau, tai tos, kas supranta, tai jum linkėjimai, o kas nesupranta, tai mezgimas iš tikrųjų gali jums duoti labai gerų draugų. Tai jeigu jums pavyko rasti gerų draugių mezgimo būdu, tai aš jūs labai sveikinu ir iš tikrųjų branginkit ir nešvaistykit draugystės savo pykčiais. O šiaip Facebook'e, aišku, ten tų grupių tai yra, aš priklausau didžiajai daliai turbūt lietuviškų mezgimo grupių, priklausau keliose angliškose grupėse, kur kartais akys verkia. Labai dažnai dabar pradėjau paskutiniu metu, kai artėja šitas mezgimas, tai pradėjau sekti Steve Bestos karą, jinai kiekvienais metais, kiekvienus metus jinai iš tikrųjų būna aktyvi, bet ten galima pamatyti, kokius siūlus, pavyzdžiui, kitos mezgėjos ar ne ruošiasi rinkti, ar skaras, kokias mezga, ir šiaip pabendrauti labai smagu. O daugiau kažkokiom jų ten labai tokiam fancy grupėm aukštesnio lygio mezgėjų, tai dėja nepriklausau. Bet man labai gerai yra ir ten, kur aš priklausau. Tai va. 10 ir paskutinis klausimas yra. Ką tokio reikėtų padaryti, kad rankdarbiais užsiimančių žmonių pasaulis taptų dar geresnis? Šiaip aš galiu pasakyti, kad mano liežuvis kartais nėra mano geriausias draugas ir aš dabar šitą klausimą atsakydama bijau kažko prikalbėti. Jeigu dar pakankamai neprikalbėjau kažko. Tai visų pirma, aš manyčiau, kad pasaulis bent jau tarp mūsų lietuvių mezgėjų tikrai pasaulis taptų gražesnis, jeigu mes nustotume jaustis geresnės už kitus, kažkuo pranašesnės už kitus, geriau mezgančios už kitus. Nes realiai aš galiu pasakyti, kad ir kokia tu gera esi mezgėja, ateis diena, kai tu pabaigsi mezginį, jį išplausi ir galvosi, kokiom kreivom rankom aš jį mezgiau. Visom taip yra, kad ir kokius tu ten gražius labai fancy megztinius mezgi, visom būna pasitaiko gyvenime tokių dienų, tokių mezginių. Ir nereikia iš savęs statyti kažko labai jau tokio aukšto. Dar galvoju, kad reikėtų mažiau pyktis. Mažiau bandyti kažkam įkast, kažkam įgelt, vadovaut mažiau bandyti grupėse kitom mezgėjom, nes galiausiai tai iš tikrųjų mezgimas tai yra, nėra darbas, ar ne, mezgimas yra hobis. Vieni mezga kažkaip prašmatniau, kiti mezga kažkaip kreiviau, kiti mezga tiesiog atmegzt, ar ne, kiti bando užsidirbti iš to. Realiai tai, nežinau, žinokit. Čia kaip jau yra toks posakis, draugiškas moterų kolektyvas, kur galiausiai iš tos draugystės moterys pradeda viena kitai bandyti nukasti galvą ir tapti jau tą pačia geriausia mezgėja. Kai realiai aš manau, kad mes visos esame labai geros mezgėjos, pačios savo mes esame svarbiausia, geriausios. Iš savo pusės aš galiu pasakyti, kad man mezgėja yra labai faina ir labai jos darbai būna gražus, kai jinai iš savęs pati yra graži viduje. Ar ne? Jeigu žmogus yra iš esmės, nesuvaibinam, ar ne? Ar jo darbai, jo
postai, jo komentarai, ar šiaip kažkiek pasisakymai yra negražus į kitų pusę, tai kad ir kokį gražų tu megztinį numegsi, man jisai kažkaip tą tokią blogą energiją spinduliuos. Tai aš manau, jeigu mes visos mezgėjos spinduliuotume gražia, gera, šilta energija viena kitai ir nebandytume pasirodyti už kitas viršesnės, už kitas geresnės, tai žinokit, manau, kad mūsų rankdarbių visas šitas pasaulis taptų išties tikrai gražesniu. Ir aš manau, kad jisai tuo metu, kai aš pradėjau megzt, buvo gražesnis nei jisai yra dabar. Nežinau, ar jūs sutiksit su manim, ar jūs visiškai nesutiksit su manim ir abu variantai man tinka ir patinka. Bet realiai, kuo daugiau aš pradedu bendrauti su mezgėjomis, tai kažkaip iš tikrųjų tos pačios istorijos, tie patys kažkokie tai patirti dalykai labai kartojasi. Tai iš tikrųjų liūdna, nes aš tai manau, kad tikrai būtų galima tiesiog palaikyti vieną iki kitą, padėti, paremt, palaikint, pafollowint vieną kitą, bet visiems malonus mielas nebūsi ir tau visi malonus mieli dėja irgi nebus. Tai vat. Tai tiek. Nepabaigiau aš dadėti tos kitos spalvos. Žodžiu, man mėginuko liko dadėti šitą spalvą. Čia yra 8 eilės gerom akim ripso, žodžiu. Tai va, dadėti tą tamsesnę spalvą ir tada vėl iš naujo nuo šviesiausios iki tamsiausios prasimeks. Tai aš manau, rytoj aš tikrai pasibaigsiu tą savo mėginuką. Atrodo man jisai gražiai. Šiaip galėčiau pamažinti tikriausiai tuos virbalus, bet realiai labai norisi, kad ta skara būtų tokia labai, kaip pasakyti, tokia biškai lyg ir į skystesnę pusę, į minkštesnę pusę, kad būtų labai fainai ją apsisukti, apsigaubti. Tai aš manau, pradėjus megzti rožinę spalvą, pagalvojau, kad gal biškai ir per dideli virbalai. Bet iš pačio jausmo, kaip dabar mėginukas jaučiasi, tai aš manau, kad aš nieko nekeisiu ir paliksiu taip, kaip yra. Gal dabar kalbant sugalvojau, kad galbūt, kai jau pradėsiu vėl iš naujo kartot, galbūt pusę virbalo mažesniais virbalais nusimegsiu ir pažiūrėsiu, kaip... Pažiūrėkit, ką jisai daro. Jūs matot? Šitas katinas, ką jisai daro. Jisai yra virbalų vagis. Išsimiega visą dieną. Tada ateina pas mane virbalų vogt. Tai žodžiu, pusę mėginuko prasimegsiu, pusę numerio mažesniais virbalais ir palyginsiu iš tikrųjų. Šiaip, šitiek prikalbėjus, geros idėjos gimsta. Tai vat, žodžiu, rytoj nufilmuosiu išpakavimą knygos Leino ir žurnalo, kadangi šiandien gavau ir jau nebespėjau. Ir manau, baigsiu video, nes po šito tago idėjos, aš manau, jisai ir taip labai didelis gausis. Toks priplėpėtas ir manau, siuvimą tada kelsiu į dar sekantį vlogą. Tai vat. Tai aš jau dabar pakuosiuosi ir eisiu su šitu savo padaru miegot. Taip? Ramdžiukai eisiu miegot. O su jumis pasisveikinsime vėl rytoj. Ramzi, sakyk, kad late. Sakyk, late. Tetos galvos, kad aš tave kankinu. Viskas. Tai iki rytojaus.
Taigi pas mane vakar, kaip jau ir minėjau, atvažiavo Embroidery on Knits knyga. Tai čia jinai apie siuvinėjimą ant mezginių. Vat visokius tokius gražius dalykėlius. Ką čia jums parodyti? Nu, čia aišku pati pirma pradžia knygos, tai apie tikriausiai pačią techniką, apie siūlus visokius, dygsnelius. Dar mačiau yra iš šilko juostelių siuvinėjimas, kas man yra be galo gražu. Iškilesni tokie visokie siuvinėjimai. Iš tikrųjų, paprastą megztuką galima tikrai labai gražiai papuošti. Ir yra, man atrodo, nupiešti tokie šablonai, pagal kuriuos galima ir siuvinėti. Va, pirštinės visokios. Šiaip, kaip jau ir sakiau, nusimezgus tiesiog klasikinį gražų megztuką, galima jį papuošti siuvinėjimu ir realiai nereikės nei kažkokiu labai mandrų raštų, nei kažkokiu ten labai mandrų visokių spalvų. Tai labai aš susidomėjusi su šitą knygą. Siuvinėjimas iš tų juostelių man iš tikrųjų tikriausiai vienas iš gražiausiai atrodančių yra. Dygsneliai, nežinau kaip čia jie šitą vadinasi, užkrito man dabar. Magic Knots, man atrodo, jie. French Knots vadinasi, va. Irgi yra, kaip matot, vienas dizainas turi nupieštus motyvus. Ką realiai gali persipiešti ant išnykstančios medžiagos. tą medžiagą užsidygsniuot kažkaip ant mezginio ir siuvinėt, kad ne, paskui įkišus į vandenį viskas kuo gražiausiai dingsta. Va čia tikriausiai tas pagrindinis visas, tie visi pagrindiniai motyvai. Vabaliukai visokie. Kas čia dar? Labai sunku vieną ranką parodyti jums. To išskleisiu, pažiūrėsim. Va, dar yra toks didelis lapas įdėtas, kurį gali savo gražiausiai persipiešti. Aišku, šuo mano iškart susidomėjęs. Tai va, greitai perversiu, parodysiu.
O čia, aišku, naujasis Lane. Tai 23 metų ruduo. Labai gražus megztukas. Tik manau darbelio irgi su juo gan neblogai. Vėlgi žakardas, kas man labai patiko. Mezgant lapces. Rūžava. Pastebėjau rūžavo madoj paskutiniu metu. Čia tas pats megztukas numegztas. Kita spalva, šiaip labai gražus modelis irgi. Gal dar kažkur nuotraukėlė būtų, va. Toks kiekvienai dienai. O, megztukas ir kepurė. Ateina sezonas ir pirštinių su kepurėm. Šitos labai gražios. Aš nenešiojanti kepurių, bet man jaučiu sudominti tokia. Būtinai eisiu perskaityti. Šitus žurnalus aš iš tikrųjų perskaitau praktiškai visus puslapius, nes jų rašomi straipsniai ganėtinai būna įdomus. Yra kiekvienam Lane ir receptų. Gėrimų receptų visą laiką jie turi. Čia risoto. Pirago. Plum sheet cake. Tai va. Dar vienas megztukas. Liemenė. Modeliai labai gražus būna šitame žurnale parinkti. Iš tikrųjų, lyginant su kitais matytais žurnalais, tai Lane'as visą laiką kažkaip knygų rekomendacijos. Tai Lane'as dažniausiai ganėtinai gražius surenka aprašymus į savo žurnalus. Ir čia, aišku, jau aprašymai paskutiniuose puslapiuose. Nu, va šitas iš visų turbūt man toks prasčiausias atrodo, bet skonis draugų neturi, gal kažkam, pavyzdžiui, labai fainai toks. Tai va, bet šiaip favoritai šita liemenė, megztukas šitas, kardiganas labai gražus ir tos, kur jūs čia, šitas labai ir gražus. Ir kepurė su pirštinėm, kur pamečiau, kur jis čia yra. Nežinau, va šitas va, labai gražus. Gal ir spalva mane kabina, bet super, va šitas labai gražus. Tai vat, tai štai mano paskutiniai pirkiniai. Eisiu pasidaryti puodelį kavos ir skaityti Lane. O šitą video užbaigiu čia. Vakar vakare sukarpiau visą medžiagą, kurią jau turėjau. Gavosi tikrai ilgas video. Tai jeigu jūs vis dar čia, tai ačiū labai, kad jūs žiūrėjote. O sekantį video turbūt pradėsiu filmuoti, kai pradėsiu kirpti medžiagas ir siūti tašę, kadangi tašę labai norėčiau pafilmuoti irgi. Tai manau, sekantį video pamatysite irgi neužilgo. Tikiuosi pavyks atrasti laiko man pradėti siūt, kadangi neužilgo turėsiu dar vieną egzaminą ir aišku, kaip jau ir vakar minėjau, nuo ketvirtadienio pradedam megztis karą. Tai vat, viskas, merginos. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų susitikimų.